Dar yra toksai Laurynas Šeškus. O. Tai vat jisai per 3 pozicijas yra, kiek čia, programos vaikams, programa socialinė ekonominė politikos istorijos tematika, programa socialinė ekonominė įvairių temų tematika, alternatyva yra toksai punktas. Tai jisai iš viso be PVM surenka 511,9 tūkstančių eurų. Ir dar yra toksai trečias, vienas toks mums gerai pažįstamas, toks Edmundas Jakilaitis, kuris dabar LRT gavo autorinę laidą vesti, jeigu atkreipė dėmesį. Tai vat jisai irgi yra čia kelių tokių įmonių vadovas ir ten akcininkas ir taip toliau. Tai vat jo įmonės tų pačių 25 metų pasirašytų sutarčių pagrindų gauna 331 300 eurų be PVM. Nu tai vat aš tau tokius trumpus skaičius pateikiu, bet aš tau dar kelis dalykus noriu pasakyti, Lainiau, nes tai yra pakankamai svarbu. Tai vat kada LRT skelbia tuos visokius konkursus, į kuriuos ten galima oficialiai pretenduoti, bet realiai ten, jeigu tu pastebi eilę metų, tie patys veda ir žaidimus visus ir visą kitą, tai reiškia, jie visada laimi, nes tiek pirkimai skelbiami kiekvienais metais, tai tų pirkimų yra iš viso 20. Ir iš tų 20, 56 paraiškos yra atmestos įvairių kitų įmonių. Šitie vaikinai su savo įmonėm, ten TV3 Play, ten Nord kažkokią dar ir tas pats Valius, jos visada viską laimi. VŠI pilietinė iniciatyva ten yra Jakilaičio. Jos visada laimi šituose pirkimuose. Ir desertui aš to pasakysiu, kad didžiausias pirkimas per visas 20 pozicijų yra Valiaus. Va tie Valiaus 1,5 milijono. Jisai yra čempionas. Nu tai tu, Lainiau, dabar priversk mane patikėti, kad Tapinas iš to negauna nei 1 euro. Tai čia ir yra esmė, aš kaip sakyti, tu daug skaičių išvardinai, aš tikrai nesu... Aš atsiprašau žiūrovų iš tikrųjų. Ne, reiškia, nesu pavydus ir svetimų pinigų taip gal kruopščiai neskaičiuočiau, jeigu nebūtų į tai vyniojama į tam tikrus melo ir dvigubų vėlgi standartų popieriukus. Žinai, man besiklausant tavęs iškilo dar vienas toks klausimėlis šiaip labai smalsu. Visi tie pinigai, rimti pinigai mokami ir reikia pripažinti, kad tas pats auksinis protas turbūt, aš taip spėju, tiksliai nežinau, gali būti, kad yra viena žiūrimiausių matyti LRT laidų, kaip ir kitos tų prodiuserių daromos laidos, bet ten yra skiriama dar daug milijonų, aš turiu galvoje LRT. Ar jie patys, ką nors yra įgalūs sukurti, ar kas čia per sistema yra, kai dar reiškia liaudiškai paprastai vadinama perekūpų sistema veikia. Ir tie... Žiūrėk, tu užduodi labai logišką klausimą, nes kaip žinai, LRT dirba apie 700 darbuotojų, ne? Tai kodėl jie viską perka iš prodiuserinių kompanijų? Tu prisimeni, Lainiau, laikus, kai būdavo LRT orkestras, prisimeni? LRT radio teatras būdavo. Tai būdavo labai svarbus kultūriniai dėmeniai. Taip. Kur jie dingo? Kur? Kur jie dingo? Jų nėra tiesiog, ne? Taip. Juos... Taip, dabar žiūrėk. Mes baigiant apie LRT, aš tau dar perskaitysiu, aš čia suradau pas save Facebook'e prieš kelias dienas keltą tokį tekstą, kad LRT generalinė direktorė apie tarybos įvestus rodiklius nuomonių skilčiai. Ten eina kalba apie tai, kad kiek galima vieną nuomonę atstovauti. Tai gali vesti į savicenzūrą. Įsivaizduoji? Ir ką jinai sako? Kyla įtampa. Užuot ieškoję kokybinio turinio, žurnalistai ir redaktorius gali pradėti skaičiuoti ir galvoti, ką čia reikėtų pakalbinti. Jūs man atsiuntėte kažkokį tekstą į nuomonę? Ne, aš jo neimsiu, nes čia per daug jau tų publikavimo konservatyvių arba liberalių nuomonių. Tai yra visada lazda su 2 galais, aiškino jį. Tu įsivaizduoji ir dabar, kada... Čia aukštojo pilotažo demagogija. Čia yra, Lainiau, čia yra vamzdės, nesakant to kito žodžio iš paraidės. Tai žinok, tos demagogijos dabar yra labai daug. Jinai pasitelkusi ten Europos transliuotojų kažkokią tarybą, kad čia žodžio laisvę bandau užčiaupti. Nes dabar tos skaičius, aš, pavyzdžiui, žinau, kur juos rasti. Ir aš juos rasiu kiekvienais metais. Bet didžioji dalis žmonių tai šitų skaičių nežino, Lainiau. O juk tai yra mūsų su tavim uždirbti pinigai ir visų mūsų žiūrovų.
Nes jie patys neužsidirba nieko šitą parazitų šutvę. Jie visas pajamas apie 80 milijonų eurų, kitais metais, man atrodo, jau bus netoli 100, jie gauna iš biudžeto. Ir daro tokius prodiuserinius ir kitokius performansus ir gal ir reikia kai kuriuos iš jų daryti, tik tais nereikia meluoti ir žulikauti liaudės. Bet tai Lainiau, tu pažiūrėk, kokia dabar prasidėjo tryda, kai artėja pabaiga audito LRT. Ir jie kalba apie turinio auditą. Tu įsivaizduoji, niekas nekalba apie turinio auditą. Vat auditas bus padarytas šitom sutartim. Ir tikrai čia bus, tu pamatysi, čia ateis tokie skaičiai, Lainio, aš čia dar ne viską pasakiau, nes tu sakei, kad Mantas Varaška dar jisai ten rimtai užsiėmęs, jis yra teisininkas, jis irgi žino, kur žiūrėti, nebejoju. Ir... Tai aš anonsuodamas galiu pasakyti, kad mes matyti ir OpTV kanale pakalbėsim su juo tiesiogiai, bet pabaigai šios potėmės, tai sakyk, kaip tu manai, kuom baigsis šitą dvikovą, jeigu tai yra dvikova, Tapinas vs Varaška. Žiūrėk, Tapinas čia visai nesenai džiaugiasi, kad jisai mėgsta dabar vaikščiot po teismus, nes jis vaikšto su visais. Su Orlausku, su Janutiene, ten dar su Vėgėle, su kuo tik jis nevaikšto į teismus. Įdomiausia yra tai, kad gaudami tokias pajamas vaikinai prašo paramos teisiniams procesams. Nu tai čia, žinok, yra dugnas laimė. Tugi prisimeni, kai ten jį kažkas padavė į teismą, jisai pradėjo ten reikalauti, žinai, kad ten, nereikalauti, tiesiog prašyti, kad čia atdarau sąskaitai, kurią sumeskit pinigų. Žinai, Lainiau, jeigu tu esi skaidrus, tai tu būk ir principingas, ne? Aš taip įsivaizduoju. Nes tai atrodo apgailėtinai. Nu tai taip, nes aš, pavyzdžiui, 10 metų po teismus tampausi, žinai, ten STT, ten visa kita, bet čia dar kiti reikalai, žinai. Tai aš irgi galiu sakyti, sumeskit ir man pinigų, nes aš irgi krūvą pinigų išleidau. Advokatams visiems kitiems. Nes mechanizmo jo susigrąžinti kol kas, jis yra, bet toks pakankamai sudėtingas, žinai. Tai va, tai baigiant šitą potėmę, aš manau, kad... Ne, aš nepasakysiu, ką aš manau, aš pasakysiu geriau, ko aš labai norėčiau. Aš labai norėčiau, kad mūsų teisėsauga vieną kartą šitiems visiems veikėjams, tokiems kaip Tapinas, kurie jau ne dvigubi, jau keturgubi standartai vyksta, kad pastatytų juos į vietą, teisiniais būdais.